Žinot, kai birėjo draugai, bijodami susitepti etiketėmis, kurios buvo klijuojamos drąsiausiems, tie drąsiausiai ėmė telktis. Tai yra žmonės, kurie išdrįso kalbėti, išdrįso priešintis visuotiniam skaldymui. Komanda pati tarsi pradėjo pildytis asmenybėmis, įvairiais profesionalais, pradedant teisininkais, medikais, mokslininkais, rašytojais, visuomenininkais. Ir aš neklausiu savęs, kas mus jungia, bet neretai klausiu, kas skatina mus veikti toliau. Mus jungia vertybės bendros, o veikti toliau mus skatina viltis. Viltis, kad galima sustabdyti šitą politinį chaosą ir kurti tikrą demokratiją, kurti žmonėms dirbančią valstybę, atkurti žmonių laisvės ir teises. Ir aš esu tikras, kad kiekvienas atskirai mes galime daug, o visi kartu mes galime viską. Nepraraskite šios vilties. Politinė sistema daro viską, kad jūs toliau nusiviltumėte ir liktumėte prie savo sakydami, bala nematė, nieko negalim pakeisti. Pakeist galime. Aš noriu jūs uždegti vilčiai, ateiti ir įgyvendinti pareigą Lietuvai. Igno Vėgėlės komandos ieškokite valstiečių sąraše numeriu 8. Susipažinkime www.vėgėlėskomanda.lt